birželis, liepa, rugpjūtis. Taip tėvai įsivaizduoja auklių pasiūlą per vasarą, tačiau realiai yra taip. Auklių pasiūla rugpjūtį pasidaro štai tokia, o auklių poreikis štai toks. Aš Ieva iš Mama ir auklė ir papasakosiu, kodėl taip atsitinka ir ką daryti. Taigi, auklės dažniausiai paleidžia savo vaikučius į darželį rugsėjo mėnesį. Taigi jos rugpjūčio mėnesį dar dirba, arba jeigu jas paleido tėvai anksčiau, jos yra labai pavargusios ir labai nori atostogų. O kaip tik tuo metu tėvai, kurie ruošiasi išeiti į darbą rudenį, labai norėtų pasisamdyti auklę ir žinoma iki rugsėjo 1-osios vaiką jau prie jos pripratinti. Taigi, jeigu jūs tarsite su darbdaviais, kad pradėsite darbus nuo spalio arba nuo lapkričio, turėsite ir pigesnių, ir geresnių kandidačių.